Sveiki gyvi, gerbiami padelio mėgėjai, su jumis sveikinasi Klaipėda, jūros šventė, su jumis sveikinasi geriausiai Lietuvos ir aplinkinių šalių padelio mėgėjai, entuziastai ir pusiau profesionalai, jeigu galima taip išsireikšti. Su jumis sveikinasi ir studijoje esantis šio turnyro, kurį matysite šiandien visą dieną sumanytojas ir organizatorius Jonas Bazevičius. Sveiki, Jonai. Sveiki kolegai ir sveiki padelio žiūrovai ir entuziastai, kurie įsijungia šią transliaciją ir žiūrės ją su mumis. Tikėkime, praleisite ne vieną valandą, būsite su mumis visą dieną ir pamatysite įspūdingų padelio kovų. Na, šito mes pažadėti negalim, bet žinome, kad varžybų dalyviai ruošiasi tam ir įspūdingų padelio kovų tikrai bus. Na, o pačioje transliacijos pradžioje, kol jūsų ekranuose kortas tuščias, ruošiamasi kvalifikacijai dėl patekimo į elitinę, sakykime taip, grupės aštuntfinalį, norime pasakyti ir pažymėti tai, jog tai ko gero istorinis įvykis Klaipėdos padelio istorijoje, apie visą Lietuvą kalbėti turbūt gal būtų per drąsu. Istorinis įvykis ta prasme, jog mėgėjų turnyras, aukšto lygio, tikrai aukšto lygio, daug rėmėjų turintis turnyras, keliauja į platesnius vandenis. Tai yra ne tik čia susirinko turnyro dalyviai, artimieji, žiūrovai, giminaičiai, tačiau visą jų šio turnyro dalyvių žaidimą gali matyti jūs gerokai plačiau nei tik tai šioje slėnio arenoje, visoje Lietuvoje, visoje Europoje. Aišku, jeigu kažkas kažkur yra išvykę šiuo metu atostogauja ir nori pamatyti savo bičiulio draugo ar artimojo kovą, tai jūs tą galėsite pamatyti. Nepažadame, jog visą dieną mes būsime prie mikrofono, nes iš tikrųjų kovų bus labai daug, tačiau pačios įdomiausios, karščiausios ir lemiamos, žinoma, kovos bus jum aiškiai pristatytos, iškomentuotos, parodytos, o kiek galės šio turnyro organizatorius, mano jau minėtas Jonas Bazevičius, ir padės pristatyti žaidėjus, kadangi jis juos geriausiai ir pažįsta, kadangi jis organizuoja šį turnyrą ir kadangi Jonas pats aktyviai žaidžia padelį. Taip, ir norėčiau pasakyti, kad šitą dieną, šitas kovos yra tokia vištaitė ant torto. Jūros šventės padelio čempionatas, kuris vyksta jau 4 metus čia Klaipėdoje, iš viso sulaukė daugiau nei 330 dalyvių per šį savaitgalį. Tai vakar vyko 8 lygių kovos per 14 kortų, kurios valdo padelio namai. Tai vakar jau vyko iš tikrųjų įspūdingų kovų ir vyrų hard grupė, kurioje žaidė šiek tiek žemesnio lygio sportininkai negu šiandieną. Pamatysit, kai kurie žaidėjai dalyvavo ir vakar hard lygos varžybose. Tai vakar buvo įspūdingos kovos, labai daug pratęsimų, labai daug emocijų. Tai puikiai žiūrovus jau įvedė į šios dienos turnyrą ir šiandieną aš manau, kad pasimėgausime visi tą vyšnaitę ant torto, kurią suteikė mums šiandieną Masters grupė. Masters grupė tai yra A ir B plus lygio dalyviai ir turbūt, Jonai, iš karto kaip specialistas prašyčiau tiem žmonėm, kurie padelį galbūt stebi pirmą kartą, paaiškinti, kaipgi yra su tais lygiais C, B, A plus, C minus ir taip toliau. Ką tai reiškia šitie dalykai? Tai iš esmės, kai pradedat žaisti padelį, jeigu nesate sportavę rakečių sporto prieš tai pradedat galbūt nuo tokio D lygio ir tiesiog paskui treniruojantis, žaidžiant turnyruose, varžybose tas lygis kyla ir be abejo, aukščiausia, ką mes turim Lietuvoje, A lygis, žaidžia jau, sakyčiau, netoli tokio profesionalumo ir pamatysime keli žaidėjus, kurie iš tikrųjų jau ir Europoje turi pasiekimų padelio srityje. Na ir pirma kova jūsų ekranuose jau prasidėjo. Nežinau, tai broliai Ūdros ar ne, Jonai? Taip, tai labai sportiška brolių pora, tai Manfredas ir Alfredas Ūdras ir jie yra atėję iš profesionalaus stalo teniso. Tai iš rakečių sporto, sakykim taip. Taip, jie iš rakečių sporto ir tikrai žaidė labai aukštame stalo teniso lygiai. Buvo, bent jau Alfredas, tai žinau, kad tikrai buvo profesionalus sportininkas ir atstovavo Vokietijos klubams. Taip pat daugkartinis Lietuvos čempionas. Kažkada klausiau, tai net sunku suskaičiuoti, kiek kartų yra tapęs Lietuvos stalo teniso čempionu. Jo brolis irgi tikrai puikus žaidėjas, puikus stalo tenisininkas ir puikus padelio žaidėjas. Žinau tai iš savo patirties, nes 3 kartus iš eilės jam pralaimėjau 35 ir vyresni čempionato finale. Tai jisai gan skaudu jį matyti kiekvieną kartą padelio aikštelėje. Abu broliai klaipėdiečiai kaunasi prieš Tomą Paškevičių ir Aldą Žernį. Iš kur šie vyrukai? Tai Tomas ir Aldas yra vietiniai padelio namų treneriai.
tai jau čia kaip ir namų kortas ir jie bando apginti namų tvirtovę. Tai galima pasakyti taip, kad Aldas yra puikus pavyzdys, kaip ne iš rakečių sporto atėjus sportininkui galima pasiekti tikrai neblogą aukštą lygį. Jisai buvęs praktiškai pusiau profesionalus futbolo žaidėjas, žaidė Lietuvos pirmojoje lygoje, berods Tomas taip pat nuo vaikystės buvo teniso žaidėjas, tai tikrai aukšto lygio pora, jie darbuojasi treneriais, tai bus labai smagu ir jų mokiniams pasižiūrėti ir per TV ekranus galbūt kaip sekasi jų treneriams žaisti. Taigi matom, pirmosios kovos, iš karto pirmieji taškai, gan intensyvus žaidimas, tempas tikrai neblogas ir vyrukai jau rodo nuo pat pradžių, ką moka geriausia. Na ir broliai Ūdros laimi pirmąjį geimą, ganėtinai lengvai žiūrint į taškus. Ir turbūt reikėtų galbūt šiek tiek plačiau tiem, kurie mažiau žino, kas tai yra padelis ir stebi šią transliaciją, papasakoti, kad padelis, iš esmės yra šiokia tokia lauko teniso modifikacija, taškai skaičiuojami taip pat, žaidžiama taip pat, galbūt šiek tiek skiriasi technika. Ir turbūt esminis elementas yra tas, kad kaip ir lauko tenise negalima leisti antrą kartą kamuoliukui nukristi ant žemės, tačiau galima leisti, jog jis atsimuštų į apsauginę sienelę. Jo, jeigu kamuoliukas atsimuša į apsauginę sienelę ir atšoka nuo stiklo arba nuo grotų, galima žaidimą tęsti toliau, tai labai pagyvina žaidimą ir skirtingai nuo teniso čia nėra stipriausias smūgiuotojai, neturi tokio pranašumo, nes kamuoliukas gali grįžti atgal ir jį gali žaisti, todėl čia labai tas svarbus derinys tarp stipraus ir lėto smart, žaidimo. Sakykime, taip, to žaidimo. Taip. Čia labai daugiau IQ įdeda žaidėjai laimint tašką negu galbūt kitose sporto šakose. Nesu galbūt ekspertas visų sporto šakų, tai taip drąsiai gal neteiksiu, bet daugelio nuomonė iš tikrųjų, kad padelyje labai lemia IQ daugiau negu tenai kažkokia smūgio jėga. Ir dabar klausimas, Jonai, apie Masters grupės, tai yra 24 stipriausių šio turnyro dalyvių pagal reitingą užsiregistravusių tvarką. Kiek žinau, 8 skirstyti dalyviai patenka tiesiai į aštuntfinalį, likę 16 iš 24, kaip sakėm, 8 jau pateko tiesiai į aštuntfinalį, likę 16 turi išsiaiškinti dar 8, kurie taip pat pateks į aštuntfinalį. Visiškai teisingai ir 8 skirstyti žaidėjai, tai jie, kurie dalyvauja europinėse varžybose, turi tarptautinės padelio federacijos reitingo taškų, jie palei tuos taškus buvo suskirstyti ir jie pirmąją etapą gali praleisti. Reikia paminėti, kad šiame turnyre dalyvauja ir ne tik Lietuvos sportininkai, tai bus 4 ar 5 Ispanijos žaidėjai, bus ar 8 Latvijos žaidėjai, tai iš esmės čia ganėtinai toks tarptautinio lygio turnyras. Taip pat bus netgi ir Vokietijos sportininkas, tai mes pamatysime įvairių padelio technikų, pamatysime, kaip žaidžia ispanai, pamatysime, kaip žaidžia lietuviai ar latviai, tai labai bus, manau, įdomus miksas mūsų laukia šiandieną. Ok, pirmoji kova jau jūsų ekranuose, broliai Ūdros toliau priekyje bent kol kas pagal taškus, 40-15 trečiajame geime, pirmajame sete. Jau matom, kad 2-1 ir kol kas sportininkai kaip ir tenise, taip ir padelyje pranašumą turi tas, kas servuoja. Tai kol kas visi žaidėjai laimi savo padavimus. Taip ir matote, iš korto išmušo Alfredas, bet kamuolys grįžo atgal į kortą ir taškas tęsiasi ir laimėtas taškas. Taigi jau nuo pačių pirmų akimirkų turime tai, kas yra vadinama... Ir ką mes kalbėjome, kad šitame sporte labai reikalingas išmanumas, netgi ir užatakavus stipriai ir kamuoliui palikus aikštelę, jis sugebėta įgrąžinti atgal ir net laimėti tašką. Taip, teisingai. Varžovų komanda pasimetė, sakykime, ir nebesugebėjo sužaisti ramaus kamuolio tinkamai. Taip, labai teisingai, taigi jau nuo pirmos akimirkos matome iš tikrųjų tai, kas padelyje yra vieni gražiausių laikomų taškų, kaip kamuolys skrieja iš korto ir jį sugebama atgal grąžinti. Ir aš manau, kad šiandieną mes pamatysime tikrai nemažai tokių taškų ir galbūt netgi ir dar gražesnių. O beje, Žernys ir Paškevičius iš kokio miesto? Klaipėdiečiai, teisingai jūs sakėt, treneriai tai klaipėdiečiai. Taip. Alfredas šiuo metu gyvena Vilniuje.
Alfredas gyvena Vilniuje, o Manfredas yra klaipėdietis. Tai čia galima sakyti 3 klaipėdiečiai ir Vilnietis šiuo metu kortose. Tada klausimas, kol žiūrovai iš tikrųjų patys gali matyti štai šio plano. Iš tikrųjų labai, iš šios kameros labai gerai matosi visos kovos ir žaidėjų technikos. Kaip buvo sureitinguoti tie 8 pirmieji stipriausi? Matyti, yra kažkoks pasaulinis reitingas net ir mėgėjų tarpe? Taip, tai čia ne visiškai visi žaidėjai yra mėgėjai. Tai, kaip minėjau, 8 žaidėjai jie turi FIP, Tarptautinės padėlio federacijos reitingo taškų. Jie dalyvauja oficialiuose profesionalų turnyruose ir už pasiekimus gauna taškus. Tai palei tai mes buvom sureitingavom, kas turi daugiausiai taškų. Tai daugiausiai taškų turėjo daugkartiniai Lietuvos čempionai Skirmantas Mačinskas ir Nojus Poška. Tai jie yra šio turnyro favoritai ir daugiausiai reitingo taškų turintys. Juos pamatysime jau vėlesnėsiuose etapuose. Taip, tai... Ir dabar taip, bręsta pirmas breikas iš brolių Udrų pusės. Padavinėja Paškevičius su Žerniu, broliai Udros priekyje, 40-15. Na ir čia tas turbūt... Svarbi akimirka jo šiandieną. Taip, svarbi akimirka pirmame sete. Štai šį kamuolį pavyksta laimėti Tomui Sualdui ir sušvelnina rezultatą. Kaip minėjo Jonas, kaip ir lauko tenise, taip ir padėlyje pranašumą turi paduodanti komanda, čia šiuo atveju dvejetukas. Ir varžovo padavimo laimėjimas yra labai svarbus niuansas, ką dabar mums ir pademonstravo broliai Udros, išsiverždami į priekį 3-1. Kaip ir teniso, taip ir padėlio terminais išsireiškiant, nubreikinę varžovų. Taip, labai teisingas pastebėjimas ir labai jau didelį pranašumą šitam sete įgijo broliai Udros. Dabar labai svarbu, kad po šito praleisto knockdowno Tomas su Aldu rastų savy jėgų ir labai greitai atsibreikintų šitą tašką, neleisdami įgyti dar didesnio pranašumo. Na ir matome, pakylėti sėkmės broliai iš karto imasi reikalo penktajame geime, pirmaudami 3-1, 40-0 sausai po sėkmės nubreikinant varžovus. Iš karto jie truktelė į priekį be didesnių problemų, iš tikrųjų vien tik tai praktiškai techniškais padavimais, laimėdami šitą geimą. Taip, labai gerai paduoda tiek Alfredas, tiek Manfredas ir, kaip matome, varžovai turi problemų kas kartą priimdami jų padavimus. Taip pat lemia tai, kad be abejo broliai turbūt yra sužaidę kartu žymiai daugiau mačų, ar ne, negu Aldas su Tomu, kurie tik tai galbūt likus mėnesių iki šio turnyro nusprendė, kad žais kartu ir šiek tiek daugiau pažaidė, tai tas patirties susižaidimo trūkumas visą laiką duoda savo, tai manau, kad dar mačas yra ilgas ir čia dar visko gali būti. Ar tiesa, kad ganėtinai jaunas sportas padėlis, ganėtinai jaunas jau kelis dešimtmečius skaičiuojantis, aš kalbu apie Lietuvą, yra labai giminingas visiems rakečių sportam ir tie, kurie yra sportavę bet kurį rakečių sportą, ganėtinai patogiai jaučiasi ir padėlį? Jo, labai teisingas pastebėjimas, nors šiaip Lietuvos padėlio federacija šiemet šventė 10 metų jubiliejų ir tikrai tokia garbinga sukaktis, tačiau tik tai gal pastaruosius 4 metus padėlis taip labai stipriai įsiveržė į Lietuvos sporto padangę ir tuom ir patraukė aktyvius žaidėjus, kad jeigu sportavai kažkokį rakečių sportą, labai lengva įeiti į jį ir tapti pakankamai gero lygio, mėgėjiško lygio žaidėjų, tai tuom jisai ir labiausiai patraukė, manau, ir tuom ir visam pasaulyje, iš tikrųjų ne tik Lietuva čia nėra išskirtinė kažkuom tai pasauliniam kontekste, bet visame pasaulyje labai stipriai padėlis auga ir to išdavas matome ir čia, kad žiūrime varžybas su tiesioginė transliacija filmuojama televizijos ir mes su kolega komentuojame čia iš komentatorių studijos ir padedame jums stebėti šias kovas. Na ir reikėtų paminėti tai, kas įdėmiai stebi, kaipgi vyksta kova korte. Mėlyną aprangą vilkintis Paškevičius ir Žernys, dabar 40-15, pirmauja prieš žalia ir mėlyną aprangą dėvinčius brolius Udras.
Taip bus jums galbūt lengviau atskirti, kas kurioje pusėje žaidžia. Ir dabar bando taip grįžti į žaidimą. 4-2, tai dabar toksai nusiraminimo momentas, kad stabilizavo situaciją Aldas su Tomu, dabar labai svarbu iš tikrųjų šitą padavimų seriją. Reikia pažymėti, kad Manfredas yra kairiarankis, todėl būna sunkiau paprastai dešiniarankiam perprasti žaidimo stilių. Priimti jos smūgius. Taip, tai matome, kad puikiai žaidžia prie tinklo Manfredas, tai kadangi buvęs profesionalus sportininkas, labai gera reakcija ir labai sunku yra tokį žaidėją permušti. Na, iš tikrųjų, po brolių Udrų pasiekimų stalo teniso tradicijos ir pasiekimai Klaipėdoje šiek tiek, na, jeigu galima taip išsireikšti, nuvėso. Ir kaip matome, jau karjerą stalo tenise baigę sportininkai sėkmingai save bando padelyje ir nepamiršta sporto. Taip, labai džiugu iš tikrųjų, kad padelis sutraukė įvairių sporto šakų žaidėjus, tai toksai gaunas, kiekvienas turi savo unikalią techniką, unikalią žaidimo plano skaitimą, tai labai tai įneša žaidimo labai daug įvairovės. Kartojamas padavimas. Taip, bet pakankamai, kaip matome, užtikrintai savo padavimų serijas laimė broliai Udros. Ir netgi padavimo technika šiek tiek primena stalo teniso smūgį. Taip, labai išskirtinė technika. Iš karto turbūt plika akimi, kas žaidžia stalo tenisą, gali pastebėti, kad šitie žaidėjai yra pakankamai atėję iš rimtai sportuojančių stalo tenisininkų. Tai išskirtinė tikrai technika, puikus pastebėjimas. Jo, ir jeigu atkreipėte dėmesį į brolių Udrų padavimus, tai juos sudėtinga net ir priimti tiesiog, ant tiek yra techniškai sukti smūgiai. Neturi problemų tikrai ir kol kas jų neišsprendžia Paškevičius su Žerniu. Ir panašu, kad jeigu jie neišspręs šito klausimo, tai šito susitikimo, šios dvikovos nugalėtojų likimas aišku. Na, aš nesutikčiau su kolega, dėl to padelis iš tikrųjų įdomus, kad yra kad yra įdomus tom, kad yra pakankamai dinamiškas ir žaidėjai, kad ir pralaimi taškus, bet kiekvienu tašku tu bandai prisitaikyti prie žaidėjo lygio ir pasiūlyti kažką tai savaip. Tai būna, kad tu atradai tą planą, kuris įveikia ir kuris gali labai staigiai pakeisti viso mačo dinamiką ir visą eigą. Tai tikrai labai dažnas reiškinys padėlėje, kad po pirmo laimėto seto antras setas būna visiškai skirtingas. Ir vakar matėm per hard kovas, kur paprastai beveik 90 procentų kovų sprendėsi trečiajame sete, nors pirmas setas atrodo buvo ir pakankamai lengvai įveiktas, tai žaidėjai apmąsto, suranda savyje kažkokios vidinės motivacijos, suranda tą planą, kuris įveikia ir antram sete paprastai parodo savo sugebėjimus visiškai iš kitos pusės. Tai ir pažiūrėsim, kaipgi pavyks perderinti savo žaidimo planą. Neužbėkime į priekį antrajame sete, dar nežinom, kas laimėjo pirmąjį. Matom, kad yra problemėlių. Paškevičiai su Žirniu priiminėjant varžovų padavimus, o taip pat yra išnaudojant savo 30-15. Reikia neatmesti ir faktorius, kad žaidėjai gan nepratę, kad jų varžybas transliuotų turbūt televiziją ir komentuotų tokie ekspertai kaip mes, ar ne, prie komentatorių kabinoje, tai turbūt ir papildomo jaudulio įneša ir šitas aspektas, tai gali būti, kad galbūt po pirmo seto situacija pasikeis, šiek tiek žaidėjai nusiramins ir atras kažkokį kelią į sėkmę. 5-3, devintasis geimas pirmajame sete ir dabar jau mes galime matyti, ką lemiamą geimą. Taip, labai svarbu dabar iš esmės šitą padavimų seriją, nes jeigu pavyktų nusibreikuoti Aldui su Tomu, tai būtų labai didelis impulsas. Taip, jie grįžtų praktiškai į pirmą setą, grįžtų į pirmą setą, o tai jau būtų stiprus psichologinis smūgis varžovam. Na ir iš tikrųjų šitas geimas lemiamas pirmajame sete, grįžkime tiesiai į kortą. Matome, žaidimas šiek tiek suatsargėjo, nes, kaip minėjom, labai svarbus geimas, tai žaidėjas stengiasi mažiau rizikuoti.
Ir dabar užatakavo, taip, Paškevičius su Žerniu ir jų taškas. Jie pirmieji laimi tašką viename iš lemiamų, galim sakykime taip, geimų pirmajame sete. Ir kaip matome, puikus IQ pavyzdys, gavo patogų kamuolį ir demonstravo, kad stipriai. Atitraukė varžovą nuo tinklo, davė taip. smūgį į sienelę. Ir matome, Aldas ir per klyną atmuša kamuolį, tokiu svarbiu momentu, pasitikėjimu spinduliuoja. Ir štai dar vienas laimėtas taškas ir jau 0-30 ant Alfredo padavimo. Liko porą taškų iki to, jog jie galėtų neleisti varžovom laimėti pirmojo seto taip lengvai. Bando padaryti, rebreiką, sakykime, taip, Padelio terminais tariant. Taip, ir stebime Alfredo nervus, kaip jam seksis servuoti. Užatakavo, tačiau spėjo paliesti kamuolį ir padarė klaidą broliai Udros. Na štai taip, ne visada rimtas smūgis Padelyje reiškia laimėtą tašką, nes patys nesusitvarkė su savo smūgiu. Taip reikėtų pasakyti, pakomentuoti šitą epizodą. Taip, ir labai yra didelis psichologinis pranašumas, kai tu sugebė atremti labai stiprų smūgį ir po to laimėti tašką, tai praktiškai aš kaip visų. Taip, ir štai taip, ir padaro rebreiką broliams Paškevičius ir Žernys. 4-5 ir dabar viskas jų rankose lyginant pirmajame sete rezultatą, o tai reiškia, jog dar anksti labai kalbėti apie antrąjį, dar pirmajame niekas nežino. Taip, kaip ir matėme, puikus pavyzdys, tas turėtas pranašumas nėra kažkoksai tai dar garantas, nes visą laiką yra tą užbaigti setą, užbaigti tą darbą, įsijungia, kaip ir matėme, tas faktorius, kad žaidimas tampa atsargesnis, žaidėjai mažiau vieni rizikuoja, kiti bando eiti vabank, tai čia puikiai matėme tai iliustracija aikštelė. Tiesiai šviesiai tariant, ką tik buvus rezultatui 5-3 ir paduodant setui, iš esmės broliai Udros nesusitvarkė su psichologija, taip reikėtų pasakyti. Jie kuo puikiausiai valdė savo padavimą, tačiau lemiamų momentų psichologija šiek tiek pakišo koją. Taip, ir juolab susikūrė labai neblogas pranašumo situacijas, kur galėjo tiesiog lengvų smūgių laimėti tašką, tai tiesiog pritrūko šiek tiek ir buvo padarytos klaidos, tai tikrai čia daugiau lėmė psichologiniai aspektai negu technika. Na, o iš tikrųjų dabar bus labai įdomu pažiūrėti, kaip buvę stalo tenisininkai broliai Udros grįš į žaidimą, kadangi jie čia iš tikrųjų gavo šiokį tokį smūgį rakete į pakaušį, taip, į savo namus. Ir dabar žiūrėsim, kaip jie tvarkysi su psichologija, nes ant bangos dabar Paškevičius su Žerniu. Ir labai techniškai žaidžia vienas iš brolių Udrų tarp kojų, praleisdamas kamuoliuką, leisdamas jam atšokti nuo sienos. Ir štai taip, dar viena galinga ataka. Ir ant bangos Paškevičius su Žerniu, 30-0 10-ajame geime. Taip, vėl pakankamai lengvai laimėtas taškas. Kaip matome, kadangi Manfredas yra kairiarankis, žaidėjai stengiasi kamuolį jam siūsti į dešinę ranką, kad būtų kuo nepatogiau jį grąžinti. Ir taip, 5-5. Taigi matome lygybę ir kaip tradiciškai tas centrinis kortas, kurį dažniausiai rodome Padelio gerbėjams, būna ir atkakliausias. Tai čia šiandieną neišimtis, kaip matome. Jeigu neklystu, taip, 6 kortai iš viso čia yra po stogu ir jūs matote tik tai vieną iš jų, kovos verda čia yra aplinkui ne ką mažiau intensyvios. Na, o čia centrinėme korte iš ties turnyro atidarimo progą gavom įspūdingą kovą, 5-5, po vieną breiką pademonstravo abi komandos. Pirmajame sete ir toliau ant bangos Paškevičius su Žerniu ir toliau nieko neberanda jokių priešnadžių broliai Udros. Tai kaip ir minėjau prieš tai, kad labai svarbu pagauti tą bangą ir atrasti savo žaidimo planą, kuris veikia ir tai gali perlaužti žaidimo visą eigą. Ir dar vienas, ganėtinai tikrai išmanus smūgis į aikštelės ir sienelės susikirtimą šone. Čia jau buvo labai sudėtinga traukti tokį kamuolį iš oro. Bet visgi autas buvo žaidėjas Manfredas. Paskubėjo. Alfredas praleido tą kamuolį ir jisai atsitrenkė į grotas. Tai 15-15, bet štai vėl klaida lygioj situacijai. Prie tinklo pakankamai patogus kamuolys, bet nepavyko su juo sėkmingai susitvarkyti.
O tai reiškia, tai rodo, kad psichologiškai turbūt šiek tiek sugriuvo Ūdrų komanda. Na, bet broliai pakankamai patyrė ir manau, čia irgi ieško su kiekvienu kamuoliuku, ieško to rakto į sėkmę, kaip tą planą pakeisti, kai vėl grįžti į pergalių kelią Ir jau nežinau, kuris Paškevičius ar Žernys jau taip atrodo, žiūrėkit, jau ranka mojuoja, jisai džiaugdamasis jo kamuolys per ilgas ir liečia sienelę. Tie, kurie žiūri padėlį pirmą kartą, reikėtų pasakyti, esminė turbūt taisyklė, kaip ir lauko tenise ar stalo tenise, kamuoliukas pirmiausia turi pasiekti žemę, o toliau, po to jau gali atsimušti į sienelę. Jeigu kamuolys lekia tiesiai į sienelę, neliesdamas korto pagrindo, tai yra blogas smūgis, taškas varžovų. Dabar jau gudriai koją smūgioja ir ten jau nebeištraukia iš kojų berods Paškevičius, kaip jūs sakėt. Taip, Paškevičius šiuo atveju nepavyko jam apsiginti ir labai svarbus toliau Manfredo servas, jie atsilikinėja paduodant. Ir pirmas blogas, pirmas netikslus, antrasis bandymas. Ramiai, dabar jau paduoda visiškai ramiai. Ir štai taip, kaip užatakavo berods Paškevičius, matydamas jog labai silpną smūgį prie tinklo kėlė. Taip, ir vykojas tiesiai Manfredui pataikė. Manfredas galbūt buvo ne labai geroj pozicijai, buvo per vidurį korto. Antras breikas iš eilės. Taip, kaip sakiau, pagavo bangą vyrukai, jiems tai reikėjo to impulso, galbūt tai reikėjo susitaikyti su to jauduliu, kur patyrė pirmas mačas, transliuojamas televizijos, tai susitvarkė su jauduliu ir laimi kol kas 6-5. Visgi reiktų pastebėti, kad turbūt nežymus šios poros favoritai ir buvo laikomi Aldas Žernys ir Tomas Paškevičius, tai jie kol kas ir demonstruoja, kad jie nežymiai ir pirmauja, bet pirmauja jau su savo servo pranašumu. Tai dabar bandys. Ir jie dabar paduoda setui? Taip. Tiksliau paduos visai netrukus po to, kai pailsės. Taip, ir dabar berods Aldas Žernys padavinės setui, tai pažiūrėsime, ar jo nervai bus geležiniai ir šito labai svarbiu momentu pavyks jam susitvarkyti ir uždaryti setą. Taigi grįžtame į gali būti jog lemiamą. Gali būti jog lemiamą geimą šitame sete. 6-5 paduodantis Paškevičius ir Žernys pirmauja pirmajame sete ir 30-0 jų persvara. Užatakavo kaip reikalas, užatakavo pirmojo seto pabaigoje, antroje pusėje, sakykime taip, savo varžovus. Na ir kol kas broliai Ūdros nebesuranda savo žaidimo. Jo, ir 40-0 ir vos vieno taško, bet trūksta Tomui Paškevičiui su Aldu Žerniu, kad laimėtų šį setą. Ištraukė, štai taip, puikiai ištraukė nuo sienos, labai žemai buvusi kamuolį, labai nepatogų kamuolį. Dabar pirmaujantis. Smešuoja kamuolį Alfredas, pavyko atremti šią ataką. Dabar jau nebeištraukė. Štai taip. Atrodo, per pastarosius porą smūgių broliai Ūdros atrado silpnąją vietą. Smūgis ten prie pat sienelės su žemu atšokimu ir jau ten sudėtinga traukti tokius kamuolius. Taip, padėlė esmė yra pateikti priešininkui kuo žemesnį kamuolį, kad jam būtų kamuolį būtų galimybė kelti į viršų ir tada užbaigti
tašką smūgį prie tinklo. Ir škai kokį svarbų ir pakankamai lengvą kamuolį suklysta Tomas Paškevičius. Taigi jau 2 set pointus apgynė broliai Ūdros. Turime dabar trečią ir žiūrime, kaip seksis. Autas nepataiko į padavimo kvadratą pirmojų bandymų. Antrojų sėkmingai ir dabar taip, įtampa iš tikrųjų turėtų būti rimta įtampa ir kaip klysta iš tikrųjų. Aldas Žernys taip puikiai išdavo tos įtampos ir dabar taip vadinamasis auksinis kamuolys. Dabar spręsis šito kamuolio laimėtojai, spręsis, kas laimės tašką. Tai ginanti komanda pasirenka, į kurį žaidėją bus žaidžiamas, servuojamas tas auksinis taškas. Taigi 4 set pointą turi Aldo Žernio ir Tomo Paškevičiaus komanda. Nepataiko pirmojo bandymu. Paškevičius, antrasis ramus. Ir štai suklysta ir turėsime tie breaką. Visgi 4 netgi set pointų nepavyko išnaudoti Aldui Žerniui ir Tomui Paškevičiui. Na, matome, kokia čia nervų kova vyksta aikštelėje. Banguoja žaidėjai nuo vienos komandos pranašumo iki kitos komandos pranašumo. Galų gale viskas spręsis pirmojo seto pratęsime. Nepataiko ir pirmojo bandymu. Brolis į padavimo kvadratą ir dabar nepavyko išmušti iš korto kamuolio Manfredui. Ir puikiai sužaidžia. Na ir atrodo, į raketę smūgiavo, galėjo kištelti ten ranką, o ją patraukė. Tai neišlaikė lygsvaros. Matyt, tikėjosi smūgio į kitą pusę ir paskutiniu momentu tiesiog teko pakeisti sprendimą ir buvo jau per vėlu. Na ir matome visą pilną padelio grožio programą jau pirmajame mače. Keliaujame iki pat tie breiko ir tie breike, kaip matote, rezultatas skaičiuojasi lygiai taip pat kaip ir lauko tenise taškais, o nebe ketvirčiais. Ten įdomi tokia istorija su lauko tenisu yra, iš kur atsirado tie 15, 30, 40 taškų, jog pagal laikrodį taip skaičiavo geimuose laiką, kas ties 15 minučių pirmaudavo, tas pirmaudavo. Tačiau iš senovės atkeliavęs skaičiavimas lauko tenise, perėmė jį padelis, o tie breikas, vadinamasis paskutinysis geimas, skaičiuojamas jau po 1 iki 7 ir su 2 taškų persvara. Ir reikalaujama jog būtų ne mažiau nei 2 taškų persvara prieš varžovus. Ir dabar broliai Ūdros 2-1 priekyje. Kas po 2 padavimus turi, taip, kiekvienas po pirmojo padavimo vienas, taip. Geriau tai breiko pradžią pradėjo broliai Ūdros, tačiau dabar Tomas su Aldu bando stabilizuoti situaciją. Nu ir ten labai iš tikrųjų sudėtingi smūgiai, palei pat sienelę, sunku juos ten traukti. Neužkabinus sienelę su rakete, kaip čia šiuo atveju, ir tada jau vos nesusipolė Tomas su Aldu, bandydami atmušti kamuolį ir 3-1 pranašumas brolių Ūdrų pusėje. Ir Aldas Žernys tikėjosi, kad Manfredas išmuš kamuoliuką iš korto ir bandė jau bėgti prie išėjimo, tačiau kamuoliukas pasuko visiškai smūgis, taip, į kitą pusę. Taip. 4-1 pakankamai jau nemažas pranašumas žaidžiant breikę. Ir 5 taškas, na, pasikeitė psichologinė situacija korte, kaip vėjas čia Klaipėdoje prie jūros. Tai banguoja kaip jūros šventė, tai žaidėjai prisitaikė prie žaidžiamo turnyro pavadinimo ir iš tiesų tikrai banguoja, pranašumą įgauna tai viena, tai kita komanda. Po 6 padavimų daroma pertraukėlė ir dabar jau padavimas pereis į kitos komandos pusę, taip pat 1, paskui 2 kitai komandai, kaip ir lauko tenise, o mes dabar darom nedidelę pertraukėlę. Na ir po nedidelės pertraukėlės grįžtame į Slėnio arenos antrąjį kortą, kuriame pirmasis kvalifikacinis mačas dėl patekimo į Sweet 16, saldų į 16. Štai 2 lemiami taškai.
Ir dabar jau brolius Udras atakuoja varžovai, kuriem iš tikrųjų nebėra ko prarasti iš esmės. Reikia rizikuoti. Ir štai kokį kamuolį pavyksta atmušti Tomui Paškevičiui. Ir 6-1. 6-1 brolių Udrų. Labai didžiulė persvara, kaip reikia. Praktiškai 5 set pointai. Taip, bet kaip matėme, 4 jų neišnaudojo prieš tai Aldas su Tomu, tai galbūt situacija gali dar ir apsiversti. O kaip puikiai užbaigė tašką. Ir matėsi, jog iš tikrųjų jaudinasi jau varžovai, berods ten buvo Žernys, kuris, ganėtinai patogų kamuolį netmušė. Taip, ir jisai galbūt tikėjosi, kad mažiau atšoks kamuolys nuo stiklo ir visgi nepavyko uždaryti 4 set pointų ir pirmąjį setą laimė Manfredas su Alfredu Udras. Tai dabar turi žaidėjai šiek tiek pertraukėlę, kelių minučių ir galėsime... Pertraukėlę darome ir mes. Taip. Personalizuota odos priežiūra sukurta tavo odai. skinlovers.lt. Ruletė, lažybos, lošimo automatai, TwinsBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pranamat massage set. Grįžtame į transliaciją iš Klaipėdos slėnio arenos, kurioje vyksta VES padelio turnyras, Jūros šventės tradicinis jau 4 kartą vykstantis padelio mėgėjų turnyras ir pirmoji kova Masters grupėje, kvalifikacinė kova dėl patekimo į 16-uką. Priminsime, jog pirmieji 8 aukščiausią reitingą turintys sportininkai jau turi garantuotą vietą aštuntfinalyje, likę 16 kaunasi dėl patekimo į aštuntfinalį ir pirmieji jūsų ekranuose čia savo kovas demonstruoja televizinėme korte. Broliai Udros ir Paškevičius bei Žernys pirmąjį setą 7-6, matote tai puikiai ekranuose, laimėjo broliai Udros, kurie praktiškai buvo ant pralaimėjimo ribos. Pralaiminėjo pirmajame sete jie 6-5 ir padavimą turėjo. 0-40 buvo. Taip, padavimą turėjo Paškevičius ir Žernys ir praktiškai jie buvo pralaimėję tą setą. Sugebėjo stebuklingai išsigelbėti ir tai breikė jau iš esmės nokautavo savo varžovus. Tai va būtent tie buvę profesionalai turi labai gerą savybę, išugdytą savybę nuo pat jaunystės, kad niekada nepasiduoti ir netgi sunkiausiose situacijose randa
randa savy jėgų ir resursų, kaip pakeisti žaidimo eigą. Kaip ir minėjau, transliacijos pradžioje esu tą patyręs ne vieną kartą žaidžiant prieš Manfredą ir finale pirmavęs taip pat taip reikia, berods 8-2, nepavyko to pranašumo uždaryti, tai tikrai lemiamais momentais profesionalai buvę randa savy dar kažkokią tai šulinį, iš kurios semia tų jėgų. Taigi dar nepaminėjom transliacijos pradžioje, kad šitie žaidėjai, šitą grupę kovoja dėl agrologistikos įsteigtų piniginių prizų, taip pat pirmąjį kvalifikacinį ratą pralošę žaidėjai keliauja į žemesnę Grupę? Barakuda Tour grupę, kur varžysis taip pat dėl statulėlių jūros šventės Dėl ir apdovanojimų. Barakuda Tour įsteigtų prizų. Tai manau, labai stipriai neliūdės ir tie žaidėjai, kurie pralaimės pirmąjį ratą, nes visgi dar turnyras jiems nesibaigs ir jie galės tikrai dar turėti įdomių kovų. Tik tai galbūt ne su pačio aukščiausio lygio padelio žaidėjais, su kuriais teks susitikti laimėjusiams sportininkams. Tai patekimas į Masters grupę jau garantuoja kovas ir Masters grupėje ir net ir pralaimėjus kovas žemesnėme lygyje. O tai reiškia, jog čia patys geriausi turi privilegiją, net ir pralaimėję, nusileidę į žemesnį lygį, taip pat kovoti dėl apdovanojimų. Na, o dabar 1-0. Savo padavimą apgina Paškevičius su Žerniu. Nepasiduoda, žinoma, jie tikrai nepasiduos. Taip, labai svarbu tą patį pirmą padavimą, pralaimėjus pirmąjį setą, ypač taip reikia ramiai suservuoti ir atgauti tą pasitikėjimą savim. Ir sakyčiau, kad dabar įtampa pereina į brolių Udrų pusę, nes jiems labai svarbu dabar taip pat atsakyti sėkmingų padavimų ir užduoti tonusą antro seto visai mačo eigai. Štai matome turnyro šone, jau pirmąjį savo mačo laukia Lietuvos čempionai Skirmantas Udra ir Skirmantas Mačinskas ir Matas Poška. Jie ruošiasi savo pirmąjį dvikovai jau Sweet 16 etape. Tai tikrai neišvengiamai jų kovas pamatysime galbūt nuo pusfinalio. Vėlesnėse transliacijose. Taip, tai jeigu jie ten papuls, bet jie yra ryškūs šio čempionato favoritai, tai turintis ir daugiausiai pasiekimų Europoje, tai bus tikrai įdomu pamatyti ir galbūt panonsuosiu žiūrovus, kurie žiūrite, gali būti, kad trečiajame jau etape susigrums mūsų Lietuvos čempionai prieš Latvijos čempioną Uldį Gaismanį, kuris šiandieną poroje yra su partneriu iš Ispanijos. Taip, tai bus Daniel Sanchez Pardo. Taip, labai teisingai ir šita kova, kalbėjau prieš mačą su Latvijos čempionu Uldžiu, sakė, yra prieš porą metų žaidęs prieš Skirmantą ir jisai gan Skirmantą stipriai įkrėtė jam į kailį, tai atvažiavęs jisai ir nusiteikęs šiandieną duoti didesnę kovą ir galbūt net įveikti daugkartinius Lietuvos čempionus. Na ir ten kairėje matome besiruošiančius mūsų minėtus Lietuvos čempionus. Iš ties matome, jog mėgėjai, tačiau jau rimta komanda, profesionali komanda, vienodos aprangos, vienodi marškinėliai. Taip ir matome, visgi galima netgi sakyti, kad jie yra jau profesionalai, nes jie į šitą turnyrą atvyko berods tiesiai iš turnyro Budapešte, tai netgi vakar vakare nusileido lėktuvas Kauno oro uoste ir šiandieną jie jau yra kitame turnyre, tai iš tikrųjų pakankamai profesionalų režimų gyvenanti pora keliauja po Europą turnyrus žaidžia ir pakankamai mėnesis iš mėnesio tie rezultatai vis gerėja. Na ir mes išdavėm varžovams silpnasias vietas, taip, kadangi nuovargis turėtų jaustis po skrydžių ir turnyrų. Taip, galbūt. Tai pabandysime, galbūt apie juos daugiau pakalbėsime jų kovose ir grįžtame į tiesioginę transliaciją
iš televizinio korto, kur Aldas Žernys su Tomu Paškevičiu bando... Aš dar truputėlį norėčiau grįžti prie jūsų pasakojimą. Manau, kad tie, kurie nesusidūrė su padeliu, tikrai įdomu būtų sužinoti, jeigu jau lietuvaičiai važinėja po turnyrus visame pasaulyje, Europoje, ar įmanoma pragyventi iš to? Ar tai jau galima sakyti, jog kaip teniso profesionalai, taip ir padelio gali bandyti pragyventi? Žinoma, yra labai sunku tiek ir tenise, tiek ir padelėje, jeigu nesi ten top 100, gal padelėje, galima sakyti top 30, labai sunku pragyventi iš to, bet kadangi padelis populiarėja ir kaip matome iš žaidybinių marškinėlių, žaidėjai yra užsidėję įvairių įmonių logotipus, kurie remia šios sportininkus. Be abejo, kol kas iš prizinių fondų gyventi neįmanoma, tačiau su rėmėjų pagalba manau, kad viena kita pora Lietuvoje jau gali galvoti apie pragyvenimą būtent iš šio sporto. 1-1, 30-30. Tai kaip vyko pirmasis setas, taip ir antrasis. Apgynė savo padavimą broliai Udros ir dabar jau jie spaudžia Paškevičius su Žerniu trečiajame geime, antrajame sete. Spusteli. Žiūrėsim, kaipgi atlaikys varžovų spaudimą šiuo atveju paduodantis Paškevičius. Taip, sulėtėjo šiek tiek tempas antrajame sete, galbūt žaidėjai jau jaučia šiek tiek pirmosius ir nuovargio požymis. Taip pat ir įtampa, jinai visų kiekvienų taškų auga, tai matome, kad jau visas tempas po truputį krenta, bet galbūt tai čia tik tai yra plano dalis, kurią turi sportininkai. Bet kokiu atveju, kalbant apie 3 setus, reikia galvoti, žinoma, abiejom komandom, gali būti ir taip, o jėgų prireiks. Ganėtinai techniškai žaidžia abi komandos ir atakuoja ir ginasi, ir čia jau labai protingas smūgis į kampą, kur nieko nebuvo. Taip, ir čia tas vadinamasis fake smash, kur žaidėjas parodė, kad bandys išmušti kamuolį iš korto ir besiginančių žaidėjus išbėgus prie tinklo, kamuolys tiesiog lėtai nuleidžiamas ten, kur nėra nieko. Ir štai pavyko visgi apginti padavimų seriją Aldui ir Tomui. Ir 2-1 pirmauja Tomas Paškevičius ir Aldas Žernys. Daug rėmėjų matome šio turnyro transliacijoje, kamputyje. Be jų turbūt, žinoma, tokie turnyrai irgi nevyktų, jiem irgi reikėtų atskirai padėkoti. Taip, žinoma, čia visiškai neįmanoma būtų turėti šitokio padelio renginio be rėmėjų, kurių nors ir yra gausus būrys, bet esame tikrai visiems be galo dėkingi, kurie prisidėjo daugiau, kurie prisidėjo mažiau. Tai labai smagu, kad pavyksta kelti tą padelio lygį ir pavyksta ir mėgėjų tarpe pateikti jiems jausmą, kad jie yra geri profesionalai ir parodyti ir galbūt suteikti kažkokios tai naujo experience'o jų sportiniam kely. Na, mes atsiprašom Jūros šventės organizatorių, jog kokiais 300 dalyvių vakar buvo mažiau Jūros šventės renginiuose, nes 300 žmonių yra čia padelio arenoje, kuo mes labai džiaugiamės, jog yra žmonių, kurie ne tik pramogauja per Jūros šventę, tačiau ir sportuoja ir iš esmės duoda gerą toną ir parodo pavyzdį, kaip reikėtų sveikai ir aktyviai gyventi, būnant ir mėgėjų, nebūtinai profesionaliai sportuojant, skirti dėmesį savo, ką galima daryti net ir Jūros šventės metu, suderinant ir pramogas ir sportą. Taip, labai puikus pastebėjimas, tik tai norėčiau pridėti, kad buvo Jūros šventės metu daugiau nei 330 dalyvių, bet vakar arena taip pat plyšo nuo žiūrovų gausos, tai manau apie kokius dar 500 žiūrovų buvo šitoj padelio arenoje, buvo visi kortai apspisti ir stebėjo įnirtingas padelio kovas, tai galite pastebėti akimirkas socialiniuose tinkluose Padelio namai Facebooko platformoje, pažiūrėkite stories, tai galėsite pamatyti, tikrai buvo čia didžiulė fiesta Padelio namuose užkurta. Ir jos finalinė dalis mūsų ekranuose. Šiandien paskutinioji diena turnyrui.
Ir mes jau matome, kaip ir Jonas sakė, vyšnaitė ant torto, tai yra pačius stipriausius. Ir kaip jau anonsavo Jonas, matysime ir Lietuvos čempionus, matysime ir Latvijos čempioną poroje su Ispanu. Iš ties bus įdomu pastebėti, kaip tarpusavėje sąveikauja Latvijos su Ispanu, kaip, sakykime, tikėkimės, galbūt net ir pamatysime jų kovą su Lietuvos čempionais, o tai būtų išvis įspūdinga. Visą tai mūsų laukia dar šiandien tiesioginės transliacijos metu, o dabargi vėlgi antrajame korte kova tarp brolių Ūdrų ir Paškevičiaus ir Žernio. Beje, kaip ir kalbėjome, 16 dalyvių dabar kaunasi dėl patekimo į 16-tuką. Kokia tvarka jie dabar kaunasi dėl to patekimo į 16-tuką? Ar minuso, ar grupėje jie varžosi? Jie minuso sistema, tai 16... Tai reiškia, laimėję šitą kovą patenka į 16-tuką? Taip, laimėję šitą kovą. Taip, visiškai teisingai. Ir kaip minėjau, pralaimėjusiai krenta 8 į žemesnę grupę, kur toliau varžysis dėl apdovanojimų kitoje grupėje. Tai 8 poros, kaip minėjau, buvo skirstytos ir likusios poros buvo ištrauktos, kas su kuo žais burtų ceremonijos metu. Taip pat vyko tiesioginė transliacija, kurioje buvo traukiama žaidėjų pavardės ir poruojama. Tai buvo irgi renginys, kurį stebėjo pakankamai nemažai žmonių šią transliaciją. Tai viską šiemet transliuojam nuo A iki Z. Tai kad būtų maksimaliai transliavimo dėl to, kad būtų maksimalus skaidrumas, kad nebūtų kažkokių... Maksimaliai aišku, maksimaliai skaidru ir atvira. Taip, puikiai, išties puikiai. Į kitą lygį kyla mėgėjų turnyro organizavimas, ką pirmieji turbūt demonstruoja klaipėdiečiai. Žinoma, be visos Lietuvos žaidėjų pagalbos nieko čia nebūtų. Visi atvažiavo, palaikė, padėjo turbūt ir su malonumu dalyvauja. O grįžtant į tai, ką mes matome antrame korte, žinant tai, jog bus 8 poros ir 8 porų nugalėtojai pateks į 8-finalį, į 16-tuką, kurie kausis aukščiausioje Masters kategorijoje dėl šio turnyro ir prizinių apdovanojimų, tai visiškai kitaip galima vertinti šitos dvikovos svarbą. Yra vienas vienintelis bandymas, viena vienintelė galimybė, todėl ir taip inirtingai kaunasi ir todėl taip ir turbūt svyruoja pranašumas į vieną ir į kitą pusę šiame korte. Jei tai būtų kokios tai grupės varžybos, tu visada turi galimybę pasitaisyti. Čia pasitaisyti jau nebebus kada, reikės keliauti pas Barakuda Tours. Taip. Ir labai tas jaučiasi aikštelėje, kad žaidėjai atiduoda tikrai visas jėgas jau pirmajame etape. Tai labai džiugu, kad žiūrime jau nuo pirmos dvikovos, matome maksimalias pastangas laimėti. Na ir mes nepakomentavome apie tai, jog ką tik buvo dar vienas breikas. Paškevičius su Žerniu breikino brolių Ūdrų padavimą. Ir dabar broliai vėlgi jungia savo psichologinį nusiteikimą ir 3 netgi breikus turėjo varžovų padavimo metu. 2 jau apgynė. Ir štai... 3 ne. Taip, tai 4-1, berods, tai dabar rezultatas, tai iš esmės labai keičia antrojo seto dinamiką. Didžiulį pranašumą dabar, bet berods dabar žiūriu, ar transliacijos režisieriai užrašė teisingai. Man irgi taip tašką, atrodo, jo, nes... turėjo būti 3-2. Taip, priekyje buvo broliai Ūdros 40-30, jie laimėjo tašką, turėtų būti ne 4-1, o 2-3. Pataisys rezultatą, nes suklaidino ir mus šitas parašymas. Turėtų būti 2-3 ir brolių Ūdrų padavimas, jie turėtų eiti link rezultato lyginimo. Susigrąžino savo servą. Taip ir yra. Taip ir yra, sugrąžino mums teisingą rezultatą. Na, mums gal ne, bet broliam Ūdrom taip. Manau, Aldas su Tomu būtų nesupykę, kad būtų rezultatas 4-1. Taip. Ir dar čia išties klausimas, ar tikrai 3-2 priekyje dabar broliai Ūdros, o ne Paškevičius su Žerniu, netrukus išsiaiškinsim.
Na ir iš tiesų mes matome, jog prie šio korto po truputėlį renkasi žiūrovai, ypatingai iš korto galo, gal ne visai matom, ten sėdi keletas ir jaunuolių, kuris stebi šitą kovą, kadangi jinai vis aktyvėja ir intensyvėja. Broliai Ūdros 30-0. Taip, tai susisiekėm su transliacijos režisieriu, visgi buvo šiek tiek suklaidinę mumis ir pirmavo visgi broliai Ūdros 3-2, tai dabar tai situacija šiek tiek keičia ir dabar matome, kad Ūdros gali ir įtvirtinti pranašumą ir 4-2 būtų jau tikrai rimtas pareiškimas. Solidi paraiška link pergalės, solidi paraiška, 3-2 jų padavimas ir tai išties dabar jau labai svarbus momentas šitoje kovoje. 40-15. Netikslus, nepataikė į padavimo stačiakampį. Vienas iš brolių, antras padavimas. Ir matome, taip, jau išlostosi prakaitą, jau ir visai kitas tempas. Atiduota nemažai jėgų pirmajame sete. Ir viską traukė, taip, puikiai ginasi. Taip, Tomas garsėja iš tikrųjų kaip labai geras gynėjas. Aldas garsėja labiau kaip stipresnis mešuotojas. Taip, tai labai sėkmingos poros paprastai būna sudarytos iš vienas, kuris labiau... Tai skirtingų ampluo žaidėjų. Labai teisingas pastebėjimas ir būna vieni ginasi geriau, kiti atakuoja, todėl gali žymiai daugiau ginklų pasiūlyti savo varžovam. Taigi 4-2. 4-2 broliai veržėsi į priekį ir demonstruoja charakterį. O dabar taip, štai toks atsakymas, atsiprašau, aišku, už smūgį į kūną. Paškevičius, tai tokia, nerašyta rakiečių sporto etika. Tačiau, turbūt pats gudriausias smūgis yra smūgiuoti varžovui kojas, ten ir apsiginti sunku ir pasitraukti nuo kamuolio yra sudėtinga. Taip, žinoma, ir treneriai paprastai akcentuoja, kad stengtis kamuoliuką nuvesti iki žaidėjo kojų, iki žaidėjo nepatogiosios rankos, peties, galima sakyti, tai būna sunkiausiai tokius kamuolius apginti. Ir čia labai panaši situacija, smūgis į kūną ir labai buvo sudėtinga gintis, nuo pilvo, sakykime, smūgiuoti per tinklą ir nepavyko atmušti kamuoliuko ir dabar ganėtinai lengvai savo padavimais taškus renka. Štai matome, kilo šiek tiek ginčas, nes taško metu įkrito kamuoliukas iš kito korto. Ir dabar... Turėtų būti stabdoma žaidimą. Taip, bet dabar žaidėjai nesutarė, ar kamuoliukas įkrito, kai taškas jau buvo baigtas ar taško metu. Taip, tai dabar Tomas siūlo pakartoti šitą tašką, tačiau broliai turbūt ginčiasi dar dėl to. Bet aš manau, kad ras konsensusą ir pabandys pakartoti tašką. Panašu, jog vienas iš brolių sako, gerai, nebesiginčiam, kartojam. Taip, kartais tokios situacijos gali išvesti vieną ar kitą komandą iš balanso. Iš balanso, jo, tai čia žiūrint, kaip pasiseks ir va šitą tašką pakankamai lengvai ir gudriai laimi Tomas Paškevičius. Kaip ir gyvenime, ar verta skirti energiją ginčiam, kai jos reikės rimtesniem darbam? Taip, puikus pastebėjimas. Ir matome, net šiek tiek jau nervingumą demonstruoja Alfredas. Ir šita situacija, kaip įkrito taškas, gali būti netgi ir lūžis. Viena iš lemiamesnių, taip. Taip, tai nors šiaip iš brolių emocingumų garsėja Manfredas paprastai, o Alfredas būna santūresnis, bet dabar matome priešingą situaciją. Alfredas yra labiau užsivedęs ir Manfredas toksai ramesnis. Tai labai keista netgi matyti tokį pasikeitimą brolio emocijose. Na ir iš tikrųjų dabar bus labai įdomu stebėti, kaipgi tvarkysi su psichologija. Šiuo atveju turbūt, kaip jūs sakėte, Alfredas. Žiūrėsim, kuris iš brolių padavinės. Ir tai tikrai įdomus momentas šitoje dvikovoje, šitame mače. Labai puiku, kad galime pamatyti gražiausius taškus pertraukėlių metu. Tai vėlgi labai daug gerų momentų gali pasigrožėti ne vieną, o kelis kartus. Tai labai džiaugiamės, kad transliacijos režisieriai tikrai labai puikiai atrenka
momentus ir jų, kad yra daug, svarbiausia. Stengiasi žaidėjai aikštelėje, stengiasi ir transliacijos režisieriai, visi stengiasi. Stengsimės ir mes palaikyti gerą nuotaiką jūsų transliacijos metu, transliacijoje jums. Na ir dabar taip, padavinėja ne Albertas, o Manfredas. Kaip ir minėjau, Manfredas buvo šiek tiek užsidegęs. Žiūrėsim, kaip jam pavyks susitvarkyti. 15-0 broliai priekyje. Ir ganėtinai lengvai. Vėlgi, mes jau pirmajame sete matėme, kaip padavinėja Manfredas, ganėtinai suktai, sudėtingai ir labai nepatogu priimti štai tokius padavimus. Ir ganėtinai lengvai taip jisai tvarkosi savo padavimų metu, renka taškus ir artina prie tokio paslėpto set pointų, sakykime taip, jau varžovų padavimų metu. Jau kitame geime gali išspręsti, jeigu laimės, aišku, šitą. Broliai jau kitame geime gali išspręsti mačo likimą. Reikia nepamiršti, kad jie taip pat pirmavo 5-3 ir pirmavome sete ir turėjo... Viskas nukeliavo iki tai breikų. Taip, ir dar prieš tai turėjo apginti 4 set pointus, tai čia dar, sakoma, ne viskas čia dar aišku, bet jau didžiulė paraiška ir dabar labai svarbu rasti savy motyvacijos ir rasti savy papildomos energijos, kad grįžti į žaidimą prie 3-5 ir atsiliekant dar vienu pralaimėtų setu. Tai puikiai apgaulingas smešą yra įvaldęs Aldas Žirnys. Broliai bėgo jau prie sienos, laukdami to galingo smūgio, o kamuoliukas krito visai šalia. Kaip ir minėjau, IQ čia yra ypatingai svarbus šitame sporte. 30-0, taip, gina savo padavimus, kuo puikiausiai Tomas Paškevičius su Aldu Žirniu. Tomo smūgis ir jau nieko negali padaryti, kamuoliukas palieka kortą netgi nuo konstrukcijos atsimušęs į viršų, ten jau net ir nebuvo jokių galimybių taip jau suspėti prie tokio kamuolio. Na ir lemiamas padavimas 9-ame geime, 2-ame sete. Taip, ir laimi savo padavimų seriją ir Alfredas Udra turės, vėl berods jisai ir turėjo galimybę pirmajam sete prie rezultato 5-3. Padavinėjo setui, dabar padavinės mačui lygiai toje pačioje situacijoje kaip ir pirmajame sete. Taip, tai galės dabar arba pakartoti tą rezultatą arba pakeisti tą rezultatą, kokį padarė pirmajame sete, tai bus įdomu pamatyti. Dabar matysime, ką tik ekranuose matėme Žernį su Paškevičium, kiekgi stiprus jie psichologiškai ir, žinoma, techniškai. Tokioje lemiamoje akimirkoje atsilaikyti prieš patyrusius stalo teniso praeitį atstovus, o dabar jau rimtus ir padelio žaidėjus. Tai matome gražiausius momentus iš prieš tai vykusio geimo. Korte jau Aldas Žirnys, Tomas Paškevičius iš paskos. Jiem dabar teks atlaikyti brolių spaudimą. Svarbus tas pirmasis taškas, kuris užduos toną ir štai... Ir paima savo padavimą Alfredas. Ir didina pasitikėjimą savim, kad gali laimėti ir visą mačą. Stumdami, žinoma, prie bedugnės savo varžovus dabar broliai ir turbūt... Taip, ir dar vieną padavimą laimė. Aldas Žirnys grąžindamas pataiko į tinklą. Ir dabar rimta kova prie tinklo ir vėl net daro klaido prie pat tinklo, žaidime prie tinklo ir keliaujame prie match pointo. Taip, turi 4 match pointus dabar Alfredas ir Manfredas Udros ir žiūrėsime, kaip seksis juos realizuoti.
Ir štai taip, Viskas. smūgis į sienelę, per ilgas smūgis, per tolimas smūgis ir nugalėtojas šiame sete. Nebesiklosto scenarijus taip kaip pirmajame, 6-4. Jau be jokių pratesimų laimi antrąjį setą broliai Ūdros ir keliauja į 16-tuką. Triumfuoja ir keliauja į 16-tuką, o Aldas su Tomu keliauja į B+ Barakuda Tour turnyrą. Taigi buvo smagu stebėti tą pirmą atidarimo kovą, kuri buvo tikrai atkakli ir matėme tikrai ne tik kovos, bet ir gražių taškų, kurios galima dabar pamatyti transliacijos metu. Ir žiūrėsime, kas mūsų laukia antra, kokia bus kova šitam televiziniam korte.